kad mūsų auditorija, net jeigu jinai ir yra išsilavinusi arba kažką pasiekus kitose srityse, va tai, ką jūs darote, bet man atrodo, žinokit, yra nauja. Ir aš pati savo vakar skaidrės taisiau, nes aš įdėjau tokių visiškų beisikų, va tokių, kaip aš savo vaikams, pavyzdžiui, pasakočiau. Nu, ne, vaikai gal tu kaip už 50. Bet turiu menį mažiukų savo darželinukui, kaip aš pasakočiau. Tai va aš netgi tokių dalykų įdėjau tiesiog, nes va tėva paprastai Labas rytas visiems, kurie šiandien susirinko paklausyti Cobalt webinaro apie meta visatą ir konkrečiau apie pavojus žaidimo erdvėse, kurie yra didelė meta visatos dalis. Šiandien aš labai džiaugiuosi, kad mes galim pakviesti prie savęs prisijungti inovacijų agentūros atstovus
ir Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos atstovus, dėl to, kad tokiu būdu mes galime pasiūlyti įvairesnę perspektyvą šitoje temoje ir tokiu būdu tikrai praturtinti visų mūsų žinias meta visatų tema. Pradžioje keletą žodžių noriu pasakyti apie tai, kodėl mes matom šitos temos aktualumą. Tai kaip vėliau girdėsite turbūt iš Lietuvos inovacijų agentūros atstovės pristatymo, tai šita tema nėra kažkokia ant bangos būtent dabar technologijų pasaulyje, tačiau teisinėme pasaulyje truputį reiškia viskas vėluoja. Ir pas mus tik dabar pradėjo ateiti užklausimai iš klientų apie tai, ar jūs apskritai dirbate su meta platformomis, su žaidimų platformomis, ar jūs, kokios jūsų žinios, ką jūs galit, ar jūs suvokėt grėsmes. Tai vat būtent tai ir lėmė, kad mes nusprendėm padaryti webinarą šitą temą, tuo pačiu mes ir šiek tiek edukuojame savo klientus, savo auditoriją, na ir aišku, patys norime vat, matyti tą platesnį visą vaizdą. Tai dėl to, kaip ir sakiau, labai džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungia ir žaidimų industrijos atstovai, ir Lietuvos inovacijų agentūros atstovai. Ką mes šiandien kalbėsim, tai aš kalbėsiu vis dėlto savo tema, tai yra teisinė tematika. Kaip mes kaip teisininkai matome, jau kitose šalyse, kur šitos technologijos yra gerokai stipriau išsivysčiusios, kokias problemas tenai jau teisinė sprendžia mūsų kolegos už Atlanto, pavyzdžiui. Ir mes šiek tiek jas jums pristatysim. Taip pat mes kalbėsim antroje dalyje apie iš technologinės, bet kartu tokios platesnės pusės apie tai, kur meta visata kaip reiškinys yra dabar ir kur jinai vystosi, kur jinai galbūt bus po kelių metų, apie tai Ieva išsamiau papasakos. Na ir trečioje dalyje mes paprašysime Vaido, žaidimų kūrėjo, kuris atstovauja būtent tą visuomenės dalį, kuri atsakinga už žaidimų kūrimą. Kaip pamatysit vėliau, žaidimai yra tam tikras tiltas, tam tikras pagrindas, kurio yra statoma meta visata. Tai tikrai bus labai įdomu ir man pačiai išgirsti Vaido perspektyvą. Na ir turbūt ilgai mes negaiždami galime pradėti. Aš, kaip ir sakiau, kalbėsiu apie tai, kokius teisinius niuansus, kokius teisinės iššūkius mes matome meta visatą. Kadangi aš nežinau, kokiam lygiai yra kiekvieno mūsų klausytojo supratimas apie meta visatą arba meta pasaulį, aš pradžioje keletą skaidrių skirsiu tam, kad mes daugiau mažiau pristatytumėm, kas tas yra meta visata, ką aš pati suvokiu, kai aš kalbu apie meta visatą, tam, kad tikrai būtų aiškumas ir nekiltų klausimų paskui jau kalbant apie pačius apibrėžimus. Tai kas pirmiausia slypi po to žodžiu meta pasaulis arba meta visata, tai paguglinus tikrai galima rasti daug įvairiausių bandymų apibrėžti, tačiau yra sutariama, kad kol kas vieningo meta visatos, metaverse, meta pasaulio apibrėžimo nėra. Tačiau man gilinantis į šitą temą buvo pačiai įdomu sužinoti, kad dar 1992 metais viename mokslinės fantastikos romane, kuris vadinosi Snow Crash, Neil Stephenson žodį metaverse panaudojo pirmą kartą ir jisai tą žodį apibūdino kaip trimatę erdvę, kurioje žmonės bendrauja su kitais per savo skaitmeninę formą vadinamą avatarais. Ir kas man buvo labai nuostabu, tai iš tikrųjų, kas ir parodo turbūt žmogaus proto galimybės, kad jau 30 metų atgal, kai technologijos buvo tikrai kitame lygyje, visai kitame negu jisai yra dabar, jau tada štai kūrėjas galėjo pakankamai tiksliai apibūdinti, kaip vėliau matysite, vienus iš esminių kriterijų, leminčių, ar tam tikra platforma vadinasi ar nesivadina metaverse. Dar šitoje vietoje noriu paminėti tokį dalyką, kad jūs dažnai išgirsit ir mane, ir skaidrėse matysite, kad aš naudoju šitą žodį daugiskaitos formą. Taip yra todėl, kad
yra sutariama, kad meta pasaulis, metaverse, meta visata kaip tokia kol kas neegzistuoja kaip vienis, kaip, pavyzdžiui, internetas ar ne. Tai kol kas tai yra atskiros platformos, kuriuose yra sukuriamos tos 3D galimybės vienu metu daugeliu žmonių kažką tai socializuotis ir kažką veikti. Tai dėl to tiksliau yra sakyti meta visatos arba meta pasauliai. Tokiu būdu mes iš tiesų apibūdinama taip, kaip yra dabar. Tai yra daugybė platformų, kuriuose galima skaitmeniniam pasaulyje kažką tai nuveikti. Taigi tą meta pasaulį arba tas meta platformas charakterizuoja tokie dalykai kaip skaitmeninė platforma, tai turi būti kažkokia elektroninė erdvė, paprastai tai yra žaidimų platforma, pavyzdžiui. Taip pat tai turi būti erdvinė grafika, 3D grafika. Taip pat turi būti tenai galimybė vienu metu daugeliui žmonių iš bet kurio pasaulio krašto patirti tam tikrus civilizaciją atkartojančius esminius dalykus, tokius kaip socialinį bendravimą, ten turi vykti priekyba, tam tikros nuosavybės turėjimas. Tai turi būti tarsi pilnas mūsų alter ego, mūsų avataro gyvenimas kitoje erdvėje. Ir be abejo, turi būti sukurta galimybė mums keliauti iš vienos platformos į kitą ir persinešti ten savo daiktus, kažkokį savo turtą, savo pinigus virtualius. Tai yra kriterijai, apie kuriuos daugiau kalbės Ieva, aš dėl to nenoriu apie tai gal giliau leistis, nes tikrai susipažinus su Ieva, matau, kad jos žinios yra šitą vietoj kur kas gilesnės ir moksliškesnės, todėl čia daugiau aš neapsistosiu. Dar tik noriu pasakyti vieną žodį, kodėl būtent galbūt apie žaidimus mes kalbam, kai kalbam apie meta platformas, tai vis dėlto meta platformų vystymusi kaip tam tikrai industrijai didžiausia atspirtį duoda būtent žaidimų. Būtent žaidimų kūrėjai yra gerokai priešakyje, būtent įvairiausios technologijos, kurios naudojamos žaidimuose, jos tapo meta pasaulio dalimi. Na, kaip vėliau irgi matysite iš kitos skaidrės, tam tikra kultūra yra susiklošiusi tarp kompiuterinių žaidėjų, kurie yra būtent irgi meta pasaulio tos subkultūros dalis. Tai todėl mes kalbėsime apie žaidimus kaip tam tikrą meta pasaulio išraišką, kuri geriausiai atspindi turbūt visą tą. Dėjau keletą meta pasaulio, meta platformų pavyzdžių, kurios yra dažnai linksniuojamos kaip vienos iš labiausiai pažengusių. Tai čia mes matome Decentralized, vieną iš platformų, kurioje galite matyti tą 3D dizainą. Matote tam žmonės, kurie yra iš tikrųjų vadinami meta visatomis avatarais. Matote, kad yra jie kažkokiam tai čia galbūt filme ar kažkokiam tai renginyje, bet kažkokioje tai erdvėje. Na ir greičiausiai jie tenai vienas su kitu bendrauja ir kažką tai veikia. Čia yra kitas pavyzdys iš Sandbox. Irgi dažnai yra minimas kaip vienas iš pažangesnių meta platformų pavyzdžių. Čia yra Horizon Worlds, buvusio Facebook, dabar kompanijos Meta produktas. Irgi yra labai daug investuojama, labai dideli lūkesčiai jam yra keliami. Nežinau, galbūt Ievos paklausime jos nuomonės apie šitas visas platformas, ką jinai galvoja. Bet kiek man teko domėtis šitą temą, tai štai Horizon Worlds yra tikrai neblogos perspektyvos piešiamas. Dabar, ką jau šiek tiek ir užsiminiau apie žaidimų industrijos svarbą, meta vystymusi, meta visatos vystymusi. Tai technologijos, kurių pagrindu yra sukurtas meta pasaulis arba kūriamas, būkim teisingi, kūriamas meta pasaulis, tos technologijos yra vystytos būtent žaidimų industrijoje. Žaidimuose taip pat atsirado ir savęs kaip žaidėjo išraiška, kuri dabar populiariai vadinama žodžiu avataras. Ir vėlgi labai senai, prieš 40 metų, daugiau negu prieš 40 metų, pirmą kartą šitas žodis buvo panaudotas žaidime Ultima. Tai tikrai yra nuostabu iš tiesų, kokį kelią, jau tas dalykas, kuris man visai dar neseniai atrodė naujas, ne, avataras, kokį ilgą kelią iš tiesų jūs jau yra nuėjęs žaidimo industrijoje. Taip pat yra žaidimų meta pasaulyje dar yra labai svarbi kita žaidimų industrijos dalis, tai yra technologijos,
kurias mes naudojame tam, kad panirtumėm į meta pasaulį ir galėtumėm jame pilnai būti ir išnaudoti jo galimybės. Tai be VR akinių, be įvairiausių haptik kostiumų arba pirštinių, be įvairiausių pultelių, tas meta pasaulis nebūtų meta pasaulis, jis nebūtų patiriamas pilnai. Tai vat todėl tokios technologijos kaip virtualios realybės akiniai ar papildytos realybės, augmented reality akiniai, jie yra būtent ištobulinti žaidimų industrijai pirmiausiai ir būtent šita industrija stumia šitas technologijas toliau. Aišku, gali kai kurie pasiginčyti ir teorijoje man teko matyti, kad ginčinasi, jog būtent pornografinių filmų industrija yra ta, kuris stumia VR akinius ir papildytos realybės akinius į priekį. Na, bet čia turbūt palikime tokias diskusijas nuošalyje. Turbūt Vaidas neleis sumeluoti, kada kalbės vėliau, kad tikrai VR akiniai ir panašus kiti dalykai yra žaidėjams be galo svarbus. Taip pat dar žaidimų industrija yra tam tikra prasme atsakinga už tai, kad vyksta, kaip čia pasakyti tiksliau, kad blockchain technologijos, kurios dabar yra naudojamos finansų pasaulyje, fintechų pasaulyje ir panašiai, kad jos iš tikrųjų tam tikrus daigelius, būtent žaidimų pasaulis, galima sakyti, yra, kaip čia pasakyti, tų pirmųjų daigelių blockchaino technologijai vystytis dirba. Tai žaidimuose buvo tokie dalykai kaip tokenai, jų pagalba buvo sukurta tam tikra apdovanojimų sistema. Vėliau šita apdovanojimų sistema išsivystė į atsiskaitimų sistemą, kad tu už tuos tokenus galėjai kažką tai nusipirkti ir tokiu būdu pagerinti dar savo patirtį žaidimo erdvėje. Na ir šita atsiskaitimo priemonė, kaip ir sakiau, tam tikra prasme padėjo dirba jau dabar plačiai naudojamų blokų grandinės technologijų. Na ir toliau yra laikoma, kad dabartinė jau gyvuojanti blockchain technologija, jinai iš tiesų labai dažnai yra išbandoma būtent kompiuterinių žaidimų erdvėse. Na ir dar man anksčiau minėtas kultūrinis žaidimų aspektas, jisai taip pat yra svarbus ir neturi būti pamirštamas. Ir tas, kas turi turbūt paauglių vaikų, jau tą patiria ir savo kailiu, kad būtent ta Gen Z, Generation Z atstovai, jie jau yra įpratę prie truputėlį kitokio pasaulio, jie yra įpratę mąstyti, netgi sakoma, tokiu 3D formatu, per nuotolį bendrauti su savo bendraamžiais, per nuotolį kažką tai veikti, entertaininti, leisti laisvalaikį. Taip yra todėl, kad iš tikrųjų technologijos leido jiems žymiai anksčiau tą patirti, užaugti tam tikrą prasme žaidimo erdvėse. Ir netgi, tiesą sakant, mediciniškai, biologiškai tyriant smegenis skirtingų kartų atstovų, yra pastebima, kad, pavyzdžiui, nuo VR akinių jaunimui, vaikams nepasidaro blogai, jų nepykina, dėl to, kad tiesiog jų smegenys jau veikia visiškai kitaip. Ir be abejo, šitas kultūrinis aspektas dar yra, jis tai yra labai svarbus, tarp kitko, sociologinis, socialinis aspektas. Čia galima atskirą temą šitoje vietoje padaryti, bet Vaidas turbūt neleis sumeluoti, kad žaidėjai turi ir savo slengą, savo kalbą, savo tam tikrą kultūrą. Ir vėlgi, jinai yra, kaip subkultūra, jinai yra visiškai kitokia nuo to, galbūt, ką mes in real world esame pripratę matyti. Tai va, tas kultūrinis žaidimo aspektas, jisai prisideda prie to, kad kai tu jau patenki į meta pasaulį ir tu esi ne naujokas žaidimo erdvėje, tavęs ten tikrai labai daug kas nešokiruoja, tu pakankamai gerai ten jautiesi. Tai va, tai dėl šių priežasčių, kurios čia taip labai galbūt primityviai yra išvardintos, aš ir norėjau pasakyti, kodėl būtent mūsų pavadinime, mūsų dažnai klausia, kodėl pavadinime yra apie meta pasaulį, bet kartu mes apie žaidimus kalbam. Tai va, būtent dėl šitų priežasčių. Dėl to, kad žaidimuose yra šaknys, dėl to, kad žaidimuose yra kultūra, žaidimuose yra tos ištakos, aš manau, kad nepakalbėjus apie žaidimus, iš tiesų apie meta pasaulį galime kalbėti. Na ir po tokios gan ilgos pradžios aš noriu pereiti prie jau konkretikos, prie to, kokios yra tos problemos, kurias mes kaip teisininkai matome kitose jurisdikcijose, kur, kaip sakiau, technologijos gerokai jau pažemusios šitose.
Tai kas yra sutariama, tai kad meta pasaulis yra daugybės technologijų susikirtimo vieta. Tam, kad jisai veiktų, tinkamai veiktų, ji reikalingos jau dabar sukurtos technologijos, tai aišku, įvairiausi serveriai, programinė įranga, prieglobos paslaugų teikėjai, įvairūs nešiojami akiniai, tokie, kaip ir jau minėjau, VR akiniai, papildytos realybės akiniai, kažkokie kostiumai, pirštinės, pulteliai įvairūs. Be abejo, pilnavertiškam meta visatos naudojimui dar turbūt trūksta tų technologijų ir jie galbūt daugiau galės pristatyti, link ko mes einam, ko dar mums trūksta, kad visa ta patirtis būtų pilnavertiškesnė. Toliau meta pasauliui yra reikalingas turinys, tam tikra grafika, žemėlapiai, nuotraukos, galų galia atsiskaitimui yra reikalinga ta pati mano minėta blockchain technologijų grandinė, yra reikalingas kuriamas virtualus turtas. Tai visos šitos technologijos ir jų gausa iš principo ir lemia tai, kad susikūrė daug problemų ir kai mes kaip teisininkai pradėjom žiūrėti, iš pradžių mums atrodė, tai meta pasaulyje bus pagrindinės dvi problemos. Tai yra duomenų apsauga ir intelektinės nuosavybės apsauga. Mes buvom labai neteisūs, nes iš tikrųjų pamatėm, kad meta pasaulis iš tiesų turi visiškai tas pačias problemas, kokias turi ir realus pasaulis. Tai yra ir baudžiamosios teisės problemos, ir darbo teisės problemos, ir reguliaciniai įvairūs dalykai, tarkim, reklamos reguliavimas, civilinės teisės praktiniai klausimai. Aišku, mano minėtas privatumas, duomenų apsauga ir intelektinė nuosavybė galo taip pat, bet yra ir čia dar neišvardintų tokių kaip konkurencijos teisės dalykai, tam tikrai irgi yra sprendžiami, kada eina kalba apie tų skirtingų meta platformų apjungimą į vieną, kad tu galėtum avataro pavidalu keliauti iš vienos platformos į kitą, čia atsiranda konkurencijos teisės problemų. Na, taip kad panašu, kad teisininkai darbo turės ir meta erdvėje. Tai aš, kadangi laiko vis dėlto mes turime ribotai, aš labai plačiai tikrai nenoriu kalbėti apie visas problemas, todėl kad iš vienos pusės tai net nėra mano specializacijos sritis, ar ne, galbūt baudžiamosios teisės atstovai ir darbo teisės atstovai galėtų atskirai pakalbėti apie tai, ką jie jau užčiuopia, bet ir iš savo klientų, kokias problemas klientai jau turi tose savo kuriamuose erdvėse. Bet kaip pavyzdį galiu pasakyti, darbo teisė man buvo labai įdomu, kad, pavyzdžiui, yra sprendžiamas klausimas kai kuriuose darbovietėse, kurios jau leidžia už Atlanto susitikimus daryti meta erdvėse, yra sprendžiamas toksai klausimas, ar avataras gali būti gyvūno pavidalu. Nu, atrodo, koks visiškai, ar ne, primityvus klausimas, tarsi neteisinis klausimas, bet jisai išvirsta į teisinį klausimą. Na, kadangi taip ir yra, tu kaip darbdavys gali paleisti viską liberaliai, reiškia darbuotojus liberaliai elgtis toje erdvėje, bet kažkurio metu pamatai, kad reikia vis dėlto apsibrėžti, o tai kaip tie mūsų avatarai meta pasaulyje dalyvaujant ir atstovaujant korporaciją, kaip jie atrodys. Ar ne? Taip pat dar yra paminėtini ir tokie civilinės teisės praktiniai klausimai, tokie kaip, pavyzdžiui, paties avataro egzistavimas. Kaip ir sakiau, meta visatoje tai yra mūsų alter ego, tai yra mūsų skaitmeninė išraiška. Ir yra diskutuojama, tai ar tas avataras, kaip pavyzdys, gali numirti žmogui, kuris jį sukūrė, esant gyvam. Ar ir atvirkščiai, jeigu žmogus, kuris jį sukūrė, mirė, ar avataras gali gyventi toliau. Ar avataras būtinai turi būti meta visatoj nužudytas kažkokiu tai būdu, jeigu jį sukūręs asmuo, jį reprezentuojantis asmuo realiam pasaulyje jau nebeegzistuoja. Yra ir daugybė kitų klausimų, bet aš jau turbūt norėčiau pereiti prie tokių, kurie mano galva yra labai svarbus ir jie labiausiai siejasi būtent jau ir su žaidimų erdvė ir kurie šiai dienai jau yra aktualūs. Tai vienas iš tokių aktualių dalykų, kas man yra labai svarbus ir kaip žmogui, man tikrai rūpi, kaip mūsų vaikai toje skaitmeninėje erdvėje egzistuoja. Aš kartais pabandau savo Paurio sūnus paklausti, pastebėti jį, kaip jis žaidžia tuose kompiuteriniuose žaidimuose ir pasižiūrėti, ar ten saugu. Aišku, aš tikrai daugybės dalykų nesuprantu, kaip matau, kaip jisai tenai sąveikauja tose žaidimuose, man tikrai nėra lengva, kadangi aš matau, kad aš vis dėlto nesuspėjusiu, gerokai toliau yra pažengęs. Bet
gilindamasi į šitą temą iš teisinės perspektyvos, per savo kolegų, kaip sakiau, už Atlantų, turi didelę patirtį, per jų jau žinias ir per jų praktiką, man iš tiesų yra neramu, kad skaitmeninis priekabiavimas kaip reiškinys iš tiesų yra labai labai gajus. Yra netgi buvę nemažai bylų, neteisingai pasakiau, yra buvę nemažai bandymų iškelti bylas realiam teisme už tai, kad virtualiame pasaulyje avatarai priekabiavo vienas prie kito. Dėl ko taip yra? Tai pagrindinė priežastis, kodėl tos bylos yra keliamos realiam pasaulyje, nepaisant to, kad priekabiavimas vyksta virtualiame pasaulyje, yra ta, kad žmogus užsidėjęs VR akinius kaip pavyzdys ir ilgą laiką leidžiantis meta visatoje, jisai pradeda labai labai asmeniškai ir labai tikroviškai suvokti tai, kas tenai vyksta. Ir be abejo, kad jeigu prie tavęs meta visatoje priekabiauja kažkoks kitas avataras, tu girdi žmogišką balsą, tai tavo patirtis ir tavo emocinė psichologinė būklė dėl to labai kenčia, jeigu tie priekabiavimai iš tiesų yra tokie, sakyti, ekscesyvūs. Tai bet vienas iš pavyzdžių buvo toksai, kai moteris pasakojo, jog jinai vos po keletos sekundžių patekusi į vieną iš populiariausių, tų mano jau minėtų meta platformų, jinai pasakė, kad vos per kelias sekundės prie jos pradėjo kabinėtis su įvairiausiomis seksualinio pobūdžio replikomis vyrai, avatarai, jinai girdėjo jų žodžius, jie ją lietė, todėl kad galima, užsidėjus tam tikrą kostiumą, jausti prisilietimus meta pasaulyje, taigi jinai jautė jų prisilietimus ir jinai realiame pasaulyje bandė iškelti bylą dėl seksualinio priekabiavimo ir netgi yra viena byla, kurią bandoma iškelti dėl grupinio išprievartavimo. Kokios to perspektyvos realiam pasaulyje, realiam teisme, aš nežinau, bet be abejo mes akilai stebim, kas tenai vyksta ir kaip tos bylos vystosi už Atlanto, mums yra be galo patiems įdomu. Jeigu bus galimybė, mes kituose savo webinaruose apie tai pranešim, šiai dienai mes dar neturim pabaigos, bet ką atskleidžia visos šitos situacijos, atskleidžia iš tiesų negailestingą statistiką. Ir kaip šitoje skaidrėje jau matote, statistika iš tiesų yra baisi. Buvo padarytas tyrimas 12 valandų vienoje meta platformoje, buvo vykdoma stebėsena ir rezultatai parodė, kad maždaug kas 7 minutės įvyksta kažkoks rimtas priekabiavimo atvejis. Ir tas rimtas priekabiavimo atvejis tai nėra kažkokios tai lengvos patyčios, kažkokie tai lengvi, pikti komentarai, tai yra labai rimti, agresyvūs, rasistinio pobūdžio priekabiavimai lyties pagrindu, tai yra priekabiavimai prie vaikų, seksualinio pobūdžio žinutės, lietimai ir taip toliau ir panašiai. Ir iš tiesų po šito tyrimo užsidegė visiems, kaip sakyti, raudona lemputė, kadangi pradėjo ir viešai apie tai labai plačiai kalbėti, nes vis dėlto tos platformos turi vieną labai didelę spragą. Jos kol kas iki šiol sunkiai geba valdyti, kas į tas platformas patenka, ir jas labai dažnai patenka nepilnamečiai. O kaip ir sakiau, kultūriškai taip jau yra, kad ta Generation Z arba ta jaunesnioji karta, kuri kultūriškai yra labiau linkusi landžioti visur po tas skaitmeninės erdves, būtent jiems ten yra įdomu ir jie randa būdų, kaip patekti į platformas, kurios kitą kartą atrodo ir uždeda tam tikrus saugiklius, kad nepilnamečiai nepatektų. Tyrimai vis dėlto rodo priešingai, kad nepilnamečiai randa spragų, jie patenka ir jie būtent patenka į tą erdvę, kuri labai skiriasi nuo mūsų realaus pasaulio. Ir kiek man teko pačiai stebėti, žiūrėti ir rinkti medžiagą šitam webinarui, tai iš tikrųjų dar vienas dalykas, ką galima pastebėti, tai šitose erdvėse patys vartotojai į jas patekę pradeda jaustis kur kas labiau atsipalaidavę, kur kas labiau atviri, jie pradeda laužyti ribas, kurios realiame pasaulyje atrodo tarsi jau nusistovėjusios, tai tiek mandagumo ribos, tiek kažkokio tai privatumo, atstumo ribos. Šitas ribas žmonės kažkaip tai vadeles paleidžia ir tos ribos tampa išplaukusios. Todėl iš tikrųjų šiuo metu tose pasauliuose kultūrinė prasme kalbant yra didelė bėda
Ir to neslepia netgi ir pats Facebookas, jie labai greitai sureagavo, atsiprašau, Meta, buvęs Facebookas, dabartinė Meta kompanija, jie to neslepia ir iš karto po įvairiausių skundų, kurie Amerikoje gan plačiai nuskamba, jie reaguoja ir reaguoja tokiu būdu, kaip ir sakiau, jie bando užkardyti patekimą į tą platformą. Horizon Walls yra pati Metos valdoma platforma, tai jie būtent bando kontroliuoti patekimą, bando, reiškia, toks yra mygtukas vadinamas Safe Place, jie bando tą mygtuką padaryti labiau pasiekiamą, nes moteris, tarp kitko, kuri ir skundėsi, kad jinai buvo išprievartauta virtualioje erdvėje, jinai kaip tik ir sakė, aš ieškojau to Safe Place mygtuko, bet aš jo neradau. Tai vat Meta būtent kompanija dirba šitų klausimų. Ką jie dar padarė, jie dar nustatė tokį vadinamą defaultinį atstumą, tai yra, kuris yra šiek tiek daugiau negu metras tarp avatarų, vėlgi būtent siekiant išvengti to nepageidaujamo lietimo, kurį tą defaultinį atstumą pats žmogus, jeigu jisai pageidauja, jisai gali nuimti. Ir taip, tokie yra dabar tokie būdai, kaip apsisaugoti galbūt nuo to priekabiavimo, tačiau, kaip ir sakiau, daug yra istorijų, pagrindė jų yra tikrai neigiamos istorijos žmonių, kurie ten kurie išbando tuos pasaulius ir bando juos patirti, tai tikrai yra dar daug problemų su šitu priekabiavimo klausimu. Toliau mes turime kitą didelę problemą ir tai yra privatumas ir duomenys. Kodėl tai yra, žinot, trumpai turbūt šitos temos negalima pristatyti, nes tai yra didžiulė tema. Irgi atskirą seminarą galima paskirti vien tik tai apie tai, kaip duomenys ten yra renkami, kokie jie, kiek jie daug leidžia padaryti ir taip toliau ir panašiai. Trumpai turbūt aš galiu pasakyti tik tai tiek, kad jeigu mums atrodo dabar, kurie mes dar galbūt plačiai nesinaudojam žaidimų industrija arba meta pasaulio platformomis, sakiniais įvairiausiais, mums galbūt atrodo, kad jau dabar apie mus internete renka daug duomenų. Tai žinokite, mes iš tiesų be galo klystam, todėl kad duomenų rinkimas meta platformose, meta visatų platformose, jisai yra šimteriopas, jeigu ne tūkstanteriopas. Man buvo įdomu pačiai vėlgi sužinoti tokius faktus, kad, pavyzdžiui, vos per 20 minučių naudojantis VR akiniais yra sugeneruojama apie 2 milijonus unikalių duomenų elementų apie tą konkretų asmenį. Ir labai dažnai, kai aš šitą faktą kažkur paminiu, man sako, ir kas iš to? Renata, kas iš to, kad apie mane čia sužino, kiek aš kartų sumirksėjau per minutę. Ir irgi atrodytų, kas iš to? O iš to tai tas, kad kai apie žmogų technologijos žino labai labai daug, susidaro kartais įspūdis, kad netgi jos geriau pažįsta žmogų negu jisai pats, nes yra tokie tyrimai padaryti, kad su viso šita gausybė duomenų apie asmenį, technologijos vos per 3 sekundės gali padaryti 100% sprendimą dėl jo tolimesnių veiksmų. Tai reiškia, kad vos man patekus į meta erdvę kažkokią tai, pabuvus ten keletą sekundžių, technologijos gali nuspręsti, į kurią pusę aš pasuksiu, į kairę ar į dešinę. Tiesiog, man atrodo, kad aš tai darau intuityviai, bet technologiškai tuos spėjimus jau galima labai tiksliai. Ir vėlgi tai viskas yra tvarkoje, jeigu eina klausimas tik tai apie kairę arba dešinę, taip, bet platformos sugalvoja, kaip panaudoti tos duomenis ir ne visada gerais tikslais ir kėslais. Tai visa šita informacija, kurią apie mus surenka ta erdvė, jinai gali būti panaudota pirmiausia, tai norint įtikinti mus kažką tai pirkti, ko galbūt mums nereikia. Daleiskim, kad tai irgi nėra pati baisiausia bėda. Bet aš pati asmeniškai matau ir sutinku tikrai daug apie tai rašančių ekspertų, kad problema atsiranda tada, kai bandoma būtent surinkus daug duomenų apie mus, bandoma mumis manipuliuoti, keičiant mūsų vertybės, mūsų požiūrį ir mūsų nusistatymą į tam tikrus, kad ir politinius dalykus, ar ne, mūsų politinės pažiūros, mūsų pažiūros į vertybės, į šeimą, į draugystę ir į visus kitus dalykus, kurie mums tikrai, manau, yra svarbus. Tai čia yra vienas toks dalykas, kurio turbūt net nelabai yra kaip ir užkardyti. Tos technologijos, kaip ir sakiau, yra be galo stipriai išsivyščiusios ir jos dar vystosi, kosminių greičių vystosi.
Kur mes būsim po kelių metų, mes tikrai nežinom, bet jau dabar yra aišku, kad duomenų rinkimas meta erdvėje yra, na, tokio gigantiško kosminio lygio. Taip, dar ką aš norėčiau kalbėti, kalbėdama apie privatumą, dar yra keletas aspektų, ką noriu pasakyti, grinai iš teisinės pusės, tai dabartinis visiems turbūt jau tikrai žinomas teisės aktas duomenų apsaugos reglamentas, jisai turi nustatęs tam tikrus principus ir kriterijus, kurių reikia laikytis, kada renki asmens duomenis. Ir jau dabar mums yra aišku, kad badaras nebus, arba jis jo nėra laikomasi meta erdvėje, ir nėra jo laikomasi jokioje erdvėje, kuri naudoja, pavyzdžiui, NFT technologijas. Kodėl taip yra? Todėl, kad badaras yra įtvirtinęs teisę būti pamirštam. Šita teisė, jinai reiškia, kad jeigu žmogus nusprendė, kad jisai išeina iš kažkokios erdvės, ar tai būtų socialinis tinklas, ar tai būtų kažkokia tai, nežinau, kažkokia organizacija galbūt, jeigu jis iš jos išeina ir nusprendžia nutraukti visus saitus, jisai, tiek kiek teisės aktai leidžia, jisai turi teisę įgyvendinti, dingti, kaip sakyti, iš tos organizacijos ar iš tos platformos. Jisai turi teisę prašyti, kad jis būtų pamirštas. Deja, meta pasaulyje tai yra neįmanoma ir dėl to, kad tai yra duomenų tiesiog per daug yra sukurta ir tą paprastai padaryti yra sudėtinga technologiškai, techniškai. Dar ir dėl to tai yra neįmanoma padaryti, kad meta visatoje labai dažnai yra naudojamas NFT technologijos, kurios iš principo neleidžia panaikinti kažkokios tai grandinės, kadangi tada sugriūtų viskas. Čia yra vienas niuansas. Kitas niuansas yra patys prietaisai, kuriuos mes naudojame, kad mes patirtume meta pasaulį. Tai tokie prietaisai kaip VR akiniai, kaip heptikostiumai, kaip kažkokie tai pulteliai, jie visi yra iš principo technologija, taip, tai yra tam tikras įrenginys. Ir kaip ir visi įrenginiai, jie turi spragų. Ką labai dažnai daro žmonės įsigyja kažkokius tai naujus VR akinius ar kitą technologiją, jie tiesiog jas užsideda ir pradeda naudotis ir mėgaujasi naują patirtimą. Tačiau jie beveik niekada arba labai labai retai nepasižiūri, kokie yra gamykliniai nustatymai, nepakeičia gamyklinių nustatymų, nepakeičia slaptažodžių. Iš principo nepasižiūri, kokia yra operacinė sistema, gal jinai yra pasenusi, gal reikia atnaujinti. Tai aš turbūt niekada nepavargsiu to kartoti, aš taip bandau prisiminti, bet turbūt kiekvienam savo webinare aš apie tai kalbu, bet mes patys pirmiausia esame už tai atsakingi. Taigi, pirmiausia, mes patys būtume atsakingi už tai, kad mūsų naudojami prietaisai yra saugus, keiskime slaptažodžius, updatinkime operacinės sistemas ir darykime visus kitus dalykus, apie kuriuos jau tikrai yra ne šio webinaro tema. Ir dar, ką aš noriu pakalbėti trumpai, dar vieną aspektą paliesti, kai apie privatumą, tai turėkite omenyje, jeigu jūs arba jūsų vaikas yra jau patyręs meta visatos arba žaidimų naudotojas, turėkite omenyje, kad ne visi avatarai, ne visi žaidėjai, kuriuos mes ten matome, ne visi yra realūs žmonės. Labai dažnai yra sukuriami robotai avatarai, bot avatarai vadinami, kurie tiesiog yra toje žaidimo erdvėje ir jų tikslas paprastai būna dar labiau tave įtraukti, dar labiau įtraukti žaidėją, dar labiau kažkur tai jį galbūt pakreipti vieną ar kitą reikalingą linkme. Ir man labai primityviai pabandė vienas meta visatos naudotojas, kūrėjas, dabar tiksliai nepasakysiu, papasakoti, kaip yra išnaudojami visi tie bot avatarai ir kitos technologijos, tokios kaip deepfake, pavyzdžiui, kaip meta erdvėje yra išnaudojami. Sako, patenka kažkoks žmogus realus į meta pasaulį, o ten yra bot avataro toks sambūris apie kažkokį tai naują produktą. Ir staiga tu pradedi matyti, kad kažkokį tai naują laikrodį, pavyzdžiui, ar kažkokį diržą, ar kažkokį prietaisą, visi avatarai nešioja, kurie yra aplinkui tave. Ir tokiu būdu labai primityviu yra reklamuojamas naujas produktas ir apaukamas suvokimas, kad jeigu tu nori būti kietas toje erdvėje, tau reikalingas būtent tas devices kažkoks. Ar ta būtent reikia gerti Coca-Cola, arba to būtent reikia nešioti Nike'is kažkokius tai sportbačius. Na tai tokiu primityviu būdu bot avatarai yra išnaudojami tose erdvėse ir yra skatinamas mūsų elgesys ir keičiamas mūsų kaip vartotojų ekonominis elgesys. Dar yra naudojama deepfake technologija, jinai taip pat stipriai veikia socialinę inžineriją, nes
padaro mums visus vaizdus, kuriuos mes matom ir girdim, praktiškai net pažįstamus. Ir tokiu būdu mes kaip vartotojai vėlgi tiesiog galime netgi, kaip čia pasakyti, mes turime pradėti abejoti savo akimis ir savo ausimis, kadangi mes visada turim kvestionuoti, ar tas, kas su manim kalba, ar tas, ką aš matau ir girdžiu, iš tikrųjų yra tikras. Ir tai, nežinau, kaip jums, man asmeniškai tai yra baisu suvokti, kad aš jau turiu pradėti abejoti savo akimis ir ausimis. Na, bet ta skaitmeninė erdvė ir visos technologijos, jos būtent link to eina, kad mes turėsim pradėti šitą klausimą kelti. Ir paskutinis aspektas, kurį aš noriu apžvelgti kaip problematinį, tai yra reklama. Šiek tiek jau užsiminiau, kaip ta reklama tenai veikia. Dar ką noriu pasakyti, kad Meta ir kitos pagrindinės meta pasaulio veikėjos, kitos įmonės, jos yra vadinamos duomenų monetizavimo įmonėmis. Ir būtent reklama yra priežastis, kodėl jos taip yra vadinamos. Galim grįžti vieną žingsnelį atgal, kur aš minėjau, kad yra surenkama apie žmogų labai daug duomenų. Ir turbūt jūs jau iš kitų webinarų žinote, kad duomenys jie yra reikalingi dėl to, kad jie mums padeda kurti profilius, pagal profilius mums padeda segmentuoti, pagal segmentus tampa labai lengva atskirti, kokia yra tavo tikslinė auditorija, ką jai pasiūlyti. Iš vienos pusės tai yra gerai, kadangi mes negaunam informacijos, kuri yra mums neaktuali. Iš kitos pusės man kartais nervuoja visada gauti tuos pačius pasiūlymus, nežinau, ar tai būtų drabužiai, ar tai kelionės, ar tai dar kažkas, nes aš iš tiesų norėčiau matyti pasaulį įvairiapusiškesnį, tokį, koks jis yra iš tikrųjų, o ne toks, koksai technologijoms atrodo, kad aš esu. Taip, tai vat visi šitie duomenys, kuriuos surenka technologijos, jie po to yra naudojami būtent reklamai, tikslinė reklamai teikti. Na ir ką dar aš čia jums norėjau pasakyti, taip, šiek tiek jau užsiminiau, kad duomenų meta visatoje yra be galo daug surenkama. Tačiau, kas dar atsitinka meta visatoje, tai jie toje skaitmeninėje erdvėje tampa dar svarbesni ir reikalingesni, atlieka dar didesnį vaidmenį, kadangi jau nebe žmonės, o technologijos juos apdoroja ir technologijos, kaip sakiau, padeda nuspręsti, kur ir link kur mums pasukti, ką mums parodyti, ką mums dar įbrukti. Apie bot avatarus taip pat šiek tiek užsiminiau. Vis dėlto pasižiūrėkite, kad ir kažkokį tai žaidimą, kur jūsų vaikai žaidžia, pasižiūrėkite ir pabandykite atpažinti, ar iš tiesų viskas, kas aplinkui vyksta kitų realių žmonių pagalba, ar galbūt tai yra kompiuterio sukurti avatarai, kurie turi tam tikrą uždavinį ir jie sprendžia tam tikrą uždavinį žaidime arba kitoje erdvėje. Galbūt Vaito paklausime iš technologinės pusės, ir iš tiesų tai yra tiesa, ir iš tiesų tai yra tokia didelė problema, bet kiek man teko skaityti teoriškai, tai taip, reklamai yra tokie dalykai naudojami ir tokiu būdu mūsų vaikai, visi kiti, kurie žaidžia žaidimus arba yra tose erdvėse, jie yra labai stipriai skatinami kažką tai įsigyti arba kažkaip kitaip ekonomiškai elgtis. Ir dar yra atsiradęs toks naujas žodis AdWord Games, tai yra toks reklamos ir žaidimo hybridas, kuris vėlgi yra greičiausiai nemokamas ir greičiausiai jis yra skirtas tam, kad kažkaip paskatinti mus pirkti ar kažką tai daryti, ar keisti savo vertybės, ideologinį suvokimą ir panašiai. Tai tiek būtų iš mano pusės. Aš dabar norėčiau perduoti žodį Ievai, Lietuvos inovacijų agentūros atstoviai, kiek teko su juo kalbėti, jinai labai plačiai mato šitą temą, taip kad manau, kad bus labai įdomu visiems tame tarpe ir man paklausyti. Ieva. Sveiki. Tai tuojaus pasidalinsiu prezentaciją. Taip, tai aš esu Ieva Gurklytė iš inovacijų agentūros ir ICT Lab skyriaus, kuriame esu atsakinga už R&D ir inovacijų politikos įgyvendinimą. Tai
iš tikrųjų įdomu buvo išgirsti apie teisinius metavisatos aspektus. Aš pristatysiu truputėlį kitą prizmę. Ir pradžiai, vėlgi, jeigu kalbam apie metavisatą, geriausiai yra pradžiai apsibrėžti, apie ką mes kalbame šio pristatymo rėmuose. Tai metavisata yra virtualių 3D erdvių pasauliai, pasižymintis dideliu skaičiumi nuolatinių vartotojų ir kuriuose egzistuoja skirtingos bendruomenės, valiutos ir ekonomika. Tai pagal šį apibrėžimą, kurio tie kertiniai elementai yra virtualios erdvės, virtualios 3D erdvės, didelis skaičius vartotojų, bendruomenės, valiutos ir ekonomika, šiuo metu nėra jokios metavisatos, kurie atitiktų šį apibrėžimą, dėl to, kad arba neturi pakankamai vartotojų, arba ten nėra išsivyščiusi, sakykime, ekonomika. Na ir jeigu taip paprastai, tai metavisatą galima palyginti, įvardinti kaip skaitmeninį fizinio pasaulio dvynį. Tai galėtų būti tiesiog visiškai mūsų pasaulį atspindinti virtuali erdvė. Arba tai galėtų būti kažkas grinai fantasmagoriško. Kiti metavisatą vadina kaip tiesiog internetą 3D formatu. Žodžiu, sampratų yra įvairių, bet tiesiog metavisatą įgalina virtualios realybės, decentralizuotos blokų grandinės, pagal visą logiką ir dirbtinio intelekto technologijas. Na ir kodėl mes kalbame apie metavisatą dabar? Tai būtent, kai iš tikrųjų metavisata buvo populiarumo viršūnėje prieš kažkur metus. Tai ir apskritai kaip veikia visas šitas hypo ciklas. Tai yra išpūstų lūkesčių ciklas. Pradžioje kažkas nutinka, kas kaip ir trigerina, pavyzdžiui, susidomėjimą visuomenės, investuotojų ir taip toliau, ir tada yra labai dideli lūkesčiai, tai yra ta viršūnėlė, išpūstų lūkesčių viršūnė, jinai jau yra praėjusi ir yra nusivylimų įduba, nušvitimo šlaitas, žodžiu, vaizdingi apibūdinimai, bet esmė yra tame, kad šitą ciklą pereina realiai visos technologijos. Kas naujo beatsirastų, visada būna labai dideli lūkesčiai kažkuriuo momentu, tada pasirodo, kad visgi nepasiteisino, bet laikui bėgant visgi išsivysto technologija iki pakankamo lygio, kad jinai iš tikrųjų yra plačiai taikoma. Tai šiuo metu atrodytų, kad yra būtent tas šiek tiek nusivylimo momentas, kalbant iš verslo pusės, bet tai yra puikus momentas diskutuoti apie būtent tuos aspektus kaip rizikos arba iššūkiai arba įvairios problemos, nes būtent dabar ir vyksta tyliai, ramiai kuriami projektai, kurie vėliau gali viena ar kita forma tapti viena iš metavisatų. Na ir šiame cikle, pavyzdžiui, 22 metais metavisata buvo, sakykime, tos kreivės pačioje pradžioje. Tai čia dar buvo prieš, ne pačioj lūkesčių viršūnėje. Ir matome irgi šioje schemoje, kad kaip ir išsivystymas ir tas, ar ne, ta galutinė kreivės stadija, kur bus technologija plačiai taikoma, jinai yra už daugiau negu 10 metų. Tai aišku, čia tik tai vienas vertinamas, yra ir kitų, bet metavisata kaip pagal tą apibrėžimą, kurį vardijau ir kuriuo Gartneris irgi daugmaž panašių vadovaujasi, tai realiai bus po 10-mečio ir daugiau. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Web3 trečios kartos internetas jau yra šiek tiek pačioj viršūniai, tiksliau tai buvo prieš metus, ir jo išsivystymas ir platus taikymas, jis matomas, kad bus arčiau šiek tiek, ar ne 5-10 metų. NFTs taip pat yra paminėti, kurie yra blokų grandinės,
blokų grandinių technologijų kaip ir vienas iš elementų, tai jau yra pakankamai pažįstama technologija, dabar ieškoma labiau būdų, kaip ją vaisingai pritaikyti. Bet kodėl dabar meta visata yra šiek tiek primiršta, tai dėl dirbtinio intelekto. Realiai ChatGPT pakeitė šiek tiek fokusą ir tie visi pinigai, kurie buvo investuojami į meta visatos kūrimą, jie buvo redirekcinti į dirbtinio intelekto vystymą. Ir dabar, pavyzdžiui, matome 23 metų Gartnerio vertinime generatyvusis dirbtinis intelektas yra pačiam pike. Ir iš esmės net ir tos įmonės, kurios kūrė meta visatą ir dirbo su virtualios realybės technologijom, jos jau persifokusavo į dirbtinį intelektą. Ir prieš tai minėjau apie trečiosios kartos internetą. Tai kuo jis pasižymi realiai? Kitaip nei senasis internetas, kur buvo galima tik tai paskaitinėti dalykus, arba dabartinis internetas, kur galima paskaitinėti, bet ir kurti, dalintis. Tai yra socialinės medijos yra antrosios kartos interneto bruožas. Tai trečiosios kartos internetas pasižymi dar kitais naujais bruožais, tai yra teisės į turinį, tada monetizavimas savo duomenų arba valdymas savo duomenų ir galimybė vykdyti pakeitimus, valdyti platformas, kuriuose esi. Tai iš esmės, ką mes turime antros kartos internete, yra Facebookas, yra Google, bet mes duomenų neturime. Mūsų duomenis turi tos kompanijos, mes platformos valdyti negalime. Ir dėl to, sakykime, kai kurios iš jų, Twitteris, Facebookas yra realiai jų CEOs ir jų CEO politika, kuri realiai visą platformą atliepia jų pasaulio matymą. Ir mes neturime iš esmės kaip vartotojai jokios įtakos. Galbūt ES, kur gali per įstatymus reguliavimą šiek tiek pažaboti tas antrosios kartos interneto platformas, bet tai yra vis tiek sudėtinga ir net ir milijardinės baudos iš tikrųjų negąsdina. O trečiosios kartos internetas, kuo jis siejasi su meta visata? Pagal visą logiką, vizionieriai meta visatos, ją mato kaip trečiojo interneto apraišką. Tai yra, kur platformas žmogus, vartotojas turi pilnas teisės į savo kuriamą turinį, nėra, kad YouTube'ui priklauso kūrėjų video, taip pat gali valdyti savo duomenis, taip pat keisti pačią platformą, žodžiu, decentralizacija. Ir tokia meta visatos samprata yra tikrai idėjiška, gal šiek tiek utopiška, bet kodėl apskritai tai svarbu? Nes, Facebookas prieš porą metų tapo Meta ir tai yra centralizuota antrojo interneto platforma. Ir tai tam tikra prasme eina prieš trečiojo interneto Web3 visas idėjas ir tas yra labai didelė rizika. Būtent dėl to, ką girdėjome ir prieš tai kad meta visatoje ir apskritai visur virtualioje realybėje, kai naudojami yra, pavyzdžiui, virtualios realybės akiniai, yra renkami duomenys apie vartotoją. Ir gali tikrai daug ką pasakyti, gali greičiau, daug daugiau sužinoti, negu žmogus pats žino apie save. Ir vietoj to, kad vartotojai galėtų keisti, dalyvauti šių platformų valdysenoje, to nebėra. Ir dėl to iš esmės meta visata tokia, kaip ją mato Markas Zuckerbergas, jinai iš tikrųjų yra labai rizikinga ir pavojinga kaip ir vartotojui ir pasauliui apskritai, būtent dėl tos stiprios centralizacijos.
Na, bet kalbant apskritai apie metavisatą, va tą idėją, kurią pristačiau, kad tai galėtų būti fizinio pasaulio dvynys arba fantasmagorinis arba fotorealistiškas, tai mes dar labai labai toli esame nuo to. Ir štai čia pavaizduoti yra keli, 7 svarbus elementai iki tikrosios tos metavisatos atsiradimo. Ir iš esmės dar daug, daug reikia nuveikti vien technologiškai, kad būtų įmanoma pamatyti kažką panašaus į tą idėjinę ar Neilo Stevensono matytą metavisatą. Tai infrastruktūra, tada human interface, decentralizacija, kurią minėjau, ir daug labai elementų iš infrastruktūros, pavyzdžiui, svarbu yra 5G, 6G internetas ir apskritai nežmoniško greičio interneto greitis, dėl to, kad su virtualios realybės kažkokiais renginiais, kadangi perduodama labai daug vizualiai informacijos, tai tiesiog vėlavimas yra tas, kas trikdo įsitraukti į tai, kas vyksta aplinkui toje virtualioje erdvėje. Tai tiesiog būtini yra nežmoniški interneto greičiai, nebūtinai mes tą taip jau plačiai turime, ar ne, 5G plečiasi, kalbama jau yra ir apie 6G vystymą, tačiau dar toli gražu ir gali būti bent 10 metų, kol bus pakankamai stipri infrastruktūra, apskritai metavisatą išlaikyti tam tikrą prasme. Na ir kalbant apie spatial computing, erdvinės kompiuterijos etapą, tai prieš kelis mėnesius buvo vienas svarbus žingsnis padarytas. Tai čia yra apie būtent techninę įrangą ir Apple išleido produktą. Tai papildytos realybės akinius, kurie galimai bus tai, kas buvo pirmasis iPhone'as arba pirmasis Mac'as. Tai yra šiuo metu nišinis produktas, kuris yra per brangus, kuris yra galbūt kuriame nėra pakankamai žaidimų ar nėra pakankamai turinio, kad jį apsimokėtų išbandyti, bet tai jau yra technologiškai labai pažangus prietaisas ir galima laukti, kad per ateinančius, sakykime, kelis metus atsiras daug daugiau turinio tokiam įrenginiam ir natūraliai dėl to bus investuojama daugiau pinigų į R&D dar geresniem įrenginiam. Būtent dėl to, kad kalbant apie virtualią realybę ir akinius, juk labai yra svarbu, kad jie būtų patogus, lengvi ir tiesiog tokių įrenginių nėra tiek daug. Pavyzdžiui, Oculus serijos renginiai, tikrai jie yra ganėtinai sunkus, bet aišku, tai yra geriausia, ką šiuo metu turim, ar ne? Tai iš esmės yra daug labai etapų metavisatos vystymuisi ir kadangi mes apie jas žinome ir mes matome, kad bus ir kūrėjų ekonomika, jau tam tikrą formą mes ją matome per, pavyzdžiui, Patreon, ar ne, ar YouTuberių. Tiesiog, kad yra toks darbas kurti turinį YouTube platformai ar kažkur kitur. Tai to bus tik tai daugiau. Žinoma, bus ir reklamos ir visa metavisatos patirtis gali būti apimti tikrai ne tik žaidimus, bet ir bendravimą apskritai, tada sportą, teatrą, koncertus, tiesiog tai realiai, kaip sakiau, pasaulio, kokį mes jį turime fiziškai, tai galėtų būti visiška kopija. Arba kaip dabar yra Facebookas, arba ten, sakykime, Twitteris. Twitteris galbūt mažiau, bet Facebookas yra į krūvas rinkų įdėjęs koją ir yra tiesiog bendravimas ir yra ten ir yra marketplace, ir yra ten dating modulis, renginiai ir tiesiog begalė visokių bruožų skirtingų. Tai taip gali atrodyti metavisata. Bet ta rizika, kurią aš matau didžiausia, tai yra būtent dėl duomenų kaupimo
Nes jeigu metavisatas kurs tokios kompanijos kaip Facebookas, tai jos bus centralizuotos, duomenys liks pas juos ir mes matome, kokios pasekmės yra savo duomenų atidavimo Facebook ir ką veikia algoritmai tenais ir kaip tai gali radikalizuoti žmonės. Ir iš tikrųjų šitos problemos yra labai labai rimtos ir metavisata jas dar pakelia kvadratus, sakykime. Tai kaip jau kalbėjom apie, pavyzdžiui, priekabiavimą arba kitus tokius elementus, individo patiriamus elementus, tai čia bus visiškai jau socialinės pasekmės, politinės galimai pasekmės ir tikrai ekonominės pasekmės. Todėl net jeigu dabar metavisatos hypas yra nuslūgęs, verta apie tai svarstyti, tik tai nepamiršti, kad kalbame ne tik apie žaidimus, nors ir žaidimai labai svarbu ir dėl to, kad žaidimai tam tikrą prasme integruojasi į visas gyvenimo sritis ir vyksta gamifikacijos procesas visur absoliučiai. Tai, iš tikrųjų, aš manau, kad galiu čia ir sustoti ir perduoti žodį Vaidui, nes jis, kiek žinau, su tuo yra dar geriau susipažinęs negu aš. Tai kol kas ačiū. Ieva, ačiū labai tau, man buvo nepaprastai įdomu, aš turiu 1000 klausimų, bet prieš tai, kaip mes eisim pas Vaidą, aš noriu vis tiek tavęs paklausti tokio dalyko, tu panaudoji žodį radikalizuoti. Aš stengiausi labai visų negazdinti, nors aš tiesų, kai skaičiau ir ruošiausi šitam seminarui, tai tikrai labai daug tokių yra dalykų parašyta, kas iki mūsų nedaina. Bet kaip tau pačiai atrodo, kadangi Meta, Facebookas net pavadinimą pakeitė į Meta, jie ketina turbūt tapti tam tikrais monopolistais visos šitos ateities ir metavisatų ateities. Kaip tau pačiai atrodo, ar nenaudoti Meta Horizon Worlds yra išeitis? Kaip save ir, kaip sakyti, savo aplinką apsaugoti, ar vis dėlto yra kažkokių tai būdų, kaip mes galime dalyvauti, kad ir Meta platformoje, bet kartu žinodami apie kažkokias problemas, o gal dar kažkokių technologinių dalykų yra, kaip mes galim būti saugesni ten. Aš taip primityviai klausiu, bet gal tu turi kažkokią pati vidinę idėją. Visų pirma, Metos Horizon Worlds yra ten labai mažai vartotojų, tai tam tikrą prasme mums reikia nepamiršti, kad mes esam Facebooko vartotojai. Ir Facebookas yra tai, kur šiuo metu ir vyksta labai daug blogų dalykų. Pavyzdžiui, apie kaip Ukrainos karo postai apie karą, jie tiesiog trinami dėl neaišku ko, dėl algoritmų. Tai nereikia demonizuoti meta pasaulio, meta visatos apskritai, kai yra čia jau matoma aiški labai tendencija. Facebookas ir tokio tipo kompanijos, taip, jos monopolizuoja, jos jau turi mūsų belekiek duomenų, jau turi ir mes dar jų atiduotume dar daugiau. Tam tikrą prasme apsisaugojimui jau kaip ir, per vėlu, dabar reikia būti tiesiog labai sąmoningiam ir kas liečia dezinformaciją ir kaip algoritmai mus ten manipuliuoja ir panašiai. Tai čia tas jau yra iš 10 metų atgal. Jau mums reikėjo tą žinot vakar. Ir nuo to ne tiek apsisaugoti nėra iki galo įmanoma. Bet svarbu turėti, kad, reikia ugdyti kritinį mąstymą, reikia ugdyti supratimą apie ekonomiką, apie politiką ir apie, kad ir duomenų apsaugą, apie šitus dalykus reikia šviesti visus žmonės, nes tiesiog, ką metavisata padarys, tik tai tą, kas jau dabar vyksta, tik tai dar geriau. Tai tos rizikos, apie kurias mes kalbam, jos egzistuoja šiandien kitomis formomis, todėl jas galima laisvai spręsti jau dabar. Ir individuo lygmeniu, aš manau, tik tai sąmoningumas gali turėti kažkokią tikrą naudą, būtent dėl to, kad mes šitų platformų nekontroliuojam. Ir jeigu Web3
platformos bus, kur žmonės galės dalyvauti platformos valdyme, galės kontroliuoti, jie galės spręsti daug demokratiškiau, decentralizuotai, apie kokie duomenys yra turėti ir taip toliau. Aišku, čia gan utopiškai galbūt skamba ir yra, bet bent jau yra, ko siekti iš esmės. O Ieva, tau pačiai yra kažkokia tai platforma, kuri tau patinka, turint omenyje visas tas žinias, kurias tu turi ir tą visą suvokimą, kuris tikrai turbūt mes nei vienas tiek neįsigilinę. Ar yra kažkas, kur tu sakytum, aš ten einu ir leisčiau savo šeimos narius tenai lankytis? Aš nemanau, kad aš neišskirčiau jokios platformos. Visų pirma, aš labai mažai naudoju tokias platformas ir ką aš pagrinde naudoju yra Redditas, kas turi savų problemų, bet jis yra daug labiau, jis yra mažiau kuruojamas negu Facebookas, pavyzdžiui. Tai tuo jis yra pranašesnis, bet aš manau, kad vietoj to, kad rekomenduoti XYZ platformas, svarbu apskritai atpažinti, kas yra negerai ir žinoti, ką mes darom su savo duomenimis. Ir tada žmogus turi būti įgalintas priimti, informuotus sprendimus. Yra, pavyzdžiui, man atrodo, vadinasi ta platforma Mastodon, bet aš joje nesilankiau, kuri bando kaip ir būtent būti decentralizuota ir vartotojų valdoma ir taip toliau, bet dar nėra tokios, sakyčiau, kuri visiškai būtų visas varneles gautų ir būtų pakankamai daug turinio tenai, kad būtų galima tiesiog imti ir palikti ten Facebooką ir migruoti. Žmonės tą daro, bet tiesiog ne platformai šiuo atveju yra esmė, o žmonių sąmoningume, atskirų žmonių sąmoningume ir supratime, kaip elgtis internete. Tai internetas buvo laukiniai vakarai, dabar galime išgyventi kitą interneto raidos etapą. Taip, aš jau visiškai su tavim sutinku ir labai džiaugiuosi, kad ir mūsų šitas webinaras, jisai tikrai prisideda prie sąmoningumo, prie informacijos sklaidos. Ir dabar norėčiau jau keliauti pas Vaidą, aš pagal laiką matau, kad mes turime dar šiek tiek laiko išgirsti Vaido perspektyvą. Kaip minėjau pradžioje, Vaidas yra Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos atstovas, jisai yra žaidimų kultūros atstovas ir man irgi be galo yra įdomu išgirsti jūsų perspektyvą, Vaidai, taip kad tikrai drąsiai sakykite viską taip, kaip yra. Sveiki, mano vardas Vaidas Gisevičius, aš esu kūrybinis technologas, žaidimų kūrėjas, prodiuseris, esu didelis virtualios realybės fanas ir kūrėjas. Ir pirmiausia, gal esu žaidėjas ir dėl to tapau žaidimų technologijų kūrėjų. Tai mano perspektyva dar yra kitokia negu jūsų. Galiu pažiūrėti ir iš kito kampo, nors iš tiesų nėra lengva šnekėti, kai jau tikrai labai platų kampą jūs paėmėt ir apžvelgėt įvairius tos meta visatos aspektus. Tai kas man belieka, tai gal negrįžti prie tų pačių dalykų ir pažiūrėti gal ne tiek teoriškai, ir gal šiek tiek paoponuoti ar, nežinau, sudaryti sąlygas padiskutuoti ir gal užduoti klausimus vieni kitiems. Tai jo, tikrai buvo didžiulis furoras prieš 2 metus dėl tos meta visatos, tai viskas tam buvo meta visata ir visos technologijos buvo meta visata ir buvo labai linksma ir kartu man graudu stebėti, kaip gal šitos erdvės sambūviai, kaip tas vienas žodis užvaldė didžiąją dalį rinkos, pakankamai nepagristai ir buvo išpūstas ir apimantis tiek daug dalykų, kad galiausiai visi apie tai kalbėjo, bet mažai kas apie tai suprato. Ir man rodos Oksfordas kiekvienais metais renka žodį, metų žodį. Tai praeitais metais konkuravo, žodis metaverse konkuravo tarp tų metų žodžių, bet pralaimėjo pačiam finale dėl to, kad jau visiems buvo labai atsibodę ir galiausiai mažai kas supranta, kas tas metaverse ir meta pasauliai. Tai aš žiūriu paprasčiau
dėl to, kad aš matau didžiulę, ilgą tradiciją, kuri užsibaigė šito nesusipratimu, šito žodžio. O ta tradicija tai yra multiplayer daugybė žaidimų vaizdo žaidimai. Ir jie egzistuoja be galo seniai, mes galim skaičiuoti 40, netgi 50 metų tokių žaidimų, kai yra susijungiama į serverį ir žaidėjai, kurie nėra kartu lokaliai, išsibarstę po šalį, po pasaulį, susijungia į vieną virtualų pasaulį ir jame gyvena šiokį tokį alternatyvų gyvenimą. Išgyvena nuotykius, kaip minėjau, turi šiokią tokią ekonomiką, kariauja su priešais arba tarpusavyje. Tai tokie pirmieji žaidimai buvo dar 70 metais ir jie buvo tekstiniai. Tai multi-user dungeons vadinami. Tai tie madai, tai yra tos pirmosios meta visatos, kurios egzistavo labai seniai. Ir po to vyko įvairios transformacijos, viskas, technologijos gerėjo. Tas pats žodis buvo atėjęs trumpam į madą 94-96, buvo įvairūs bandymai tas metavisatą sukurti. Ir iš tiesų, aš sakyčiau, kad jos egzistuoja, jos yra ir jos yra tiesiog multiplayer žaidimų pavidalu. Ir žaidėjų yra be galo daug. Tikrai mes skaičiuojam milijonais ir ne šimtais milijonų žaidėjų. Ir bendrai paėmus, kokius skaičius mes dabar matom, tai kad tokie multiplayer žaidimai, tokie kaip World of Warcraft, Fortnite'as, Minecraft'as, Roblox'as, VRChat'as, skaičiuoja, nuo 0,5 milijardo iki milijardo naudotojų, vartotojų. Ir nemaža tų vartotojų dalis yra vaikai. Tai čia yra susijusios tos grėsmės, apie kurias mes galėtume pakalbėti. Ką aš dar norėčiau užsiminti, kad meta visata, ar šitie meta pasauliai nebūtinai turi būti susiję nei su virtualios realybės sakiniais, nei su blokų grandinė, nei su dirbtiniu intelektu. Visa tai yra šito hypo dalis. Tai yra galimi komponentai, bet tai nėra integrali dalis. Ir pavyzdys su jau jūsų minėtu Horizon Worlds, tai yra projektas, kurį jau, tikriausiai 3-4 metus vysto Facebookas/Meta, tai sunkiai jam sekasi, šiuo metu sekasi geriau, ir tam, kad jie pasiektų daugiau vartotojų, nuo kitų metų šis žaidimas, Horizon Worlds, pasirodys kompiuteriuose, planšetėse ir telefonuose. Nes tik tokiu būdu tu gali pasiekti vartotojų mases. Kalbant apie VR akinius, tai šiuo metu jų tikrai mes turim, sakykime, tai yra vis dar nišinė sfera tiek vaizdo žaidimams, tiek visam kitom industrijom. Tai aš tiek galiu pasakyti, mes tikriausiai turim šiuo metu rinkai visam pasaulyje aktyvių ar pusiau aktyvių tarp 30 ir 50 milijonų virtualios realybės sakinių ir siūlau nežiūrėti į kitas statistikas, kurios yra išpūstos ir naudojama savais tikslais. Tai rinka yra nedidelė, tai jeigu mes per 4 paskutinius 5 metus, kai pradėjo išpopuliarėti VR'as, turim 20, 30, 40 milijonų naudotojų aktyvių per metus, sakykime. Tai čia yra centai palyginus, pavyzdžiui, su mobiliųjų telefonų rinka, kur yra parduodama per metus milijardas telefonų, bent milijardas. Įsivaizduokit. 30 milijonų per 4 metus VR akinių, milijardas telefonų per metus. Tai dėl to ir nemaža dalis tų žaidimų, apie kuriuos aš kalbėjau, kuriuos minėjau, ir yra planšetėse arba telefonuose. Ir jaunoji karta, Gen Z ir netgi jau galim kalbėti apie Gen Alpha, su šiais žaidimais, šiais meta pasauliais susiduria būtent per telefonus. Ir aš pats turėjau įdomią patirtį šią vasarą, kai šešiametis vaikas pirmą kartą susidūrė Roblox'ų kompiuteryje ir nemokėjo valdyti kompiuterio, nes buvo įpratęs valdyti tik tai per telefoną. Tai nežinojo nei kaip su pele, nei kaip pele naudotis, nei kaip klaviatūra, nors Roblox'ą per telefoną ten žaidžia taip, kad aš pats niekaip nesugebėčiau.
Tai žodžiu, priemonės pasiekti tuos meta pasaulius yra įvairios, mobilūs įrenginiai yra šiuo metu pirmauja. Nes kadangi jų skaičius yra tiesiog didžiausias. Tai ką aš norėčiau pakalbėti apie tos meta pasaulius, dar nepradedant apie grėsmes, tai yra, kad vaikams ir žaidėjams turbūt svarbiausias aspektas tose multiplayer žaidimuose arba meta pasauliuose yra socialinis aspektas. Tai yra priemonė bendrauti, priemonė susirišti, priemonė pasiekti kitus žmonės, priemonė pamatyti, kaip kiti bendrauja, kaip kiti galvoja. Ir jo, Gen Alphai, kokiai patiems jauniausiams, tai yra, žinot, kaip man būdavo išeiti į kiemą po mokyklos ir pabendrauti su vaikais ir patirti kažkokių nuotykių, palakstyti. Tai dabar vaikams yra nueiti Robloxą ir palakstyti po tos virtualius pasaulius ir pabendrauti. Tai irgi yra tam tikra socializacijos priemonė, ten vystosi įvairūs nauji būdai, kaip bendrauti. Yra labai įdomu stebėti, kaip yra bendraujama, kokios atsiranda priemonės, kaip interfeisina tarpusavyje tie vaikai avataro pavidalu ir kaip Renata minėjo, yra šiokia tokia kaip ir subkultūra. Ir man atrodo, kad ta subkultūra arba tas bendravimo būdas bus itin svarbus ateityje. Tai yra šiuo metu, kalbant nuo Gen Z ar Gen Alpha, formuojasi tam tikra skaitmeninė bendravimo sąmonė arba kitas būdas patirti santykį su kitu žmogum skaitmeniniu būdu. Ir aš manau, kad tai bus didelė dalis mūsų bendravimo ateityje ar mūsų vertybių ateityje. Taip, kad socialinis aspektas yra itin svarbus ir netgi svarbiausias. Ir ką man teko matyti, kad, pavyzdžiui, Roblox'e, kuris yra populiariausias žaidimas tarp vaikų, vienas iš aspektų tų meta pasaulių yra, kad vartotojai patys gali kurti tos pasaulius, ar ne? Tai yra tokie pasauliai, kurie net neturi žaidimo taisyklių. Yra tiesiog sukurtos virtualios erdvės ir vaikai ten tiesiog ateina hangoutinti, tiesiog pabūti, net nežaisti, jie patys sugalvoja kažkokias taisyklės. Aš kažkada klausiau vieno pradinuko, tai ką tu darai tada tose pasauliuose, kur nėra žaidimo taisyklių, ten tiesiog atvira vieta, kur tu lakstai ir tiek. Ai, sako, RP darau. Tai, o kas tas RP? Tai role-playing. Tai jie role-playina, jie žaidžia kažkokius vaidmenis, tai galvoja kažkokius mikro žaidimus, kažkokius meta, jau tikrąją to žodžio prasme, meta žaidimus, žaidžia, kaip mes žaisdavom kieme šeimas, prekiauja virtualiais, tarpusavį prekiauja virtualiais objektais, kačiukais, šuniukais, skrybelaitėm ir panašiai. Ir tai yra be galo įdomus dalykas, bet, kaip sakėm, yra ir šiokių tokių grėsmių iš tų meta pasaulių visos visatos. Tai užsiminėm apie tą priekabiavimą, užgauliojimus, patyčias. Ir buvo šiaip gan juokinga girdėti Renatos tą pavyzdį, nėra tai juokinga apie tą priekabiavimą, tai visiems galbūt senesnės kartos žaidėjams tie internetinės patyčios, priekabiavimo, užgauliojimai ir keiksmai yra mūsų tos internetinės bendruomenės, internetinio bendravimo dalis. Mes su tuo užaugę ir galbūt dabar tai yra stipriau reguliuojama, anksčiau tai tiesiog žiūrima pro pirštus. Tai ta karta ar tie žmonės, kurie susiduria su multiplayer žaidimais, kurie anksčiau nėra žaidę žaidimų, arba susipažįsta su virtualiais pasauliais ir žaidimais per VR akinius, o kas nutinka taip Amerikoje, aš tikrai žinau daug žmonių, kurie apskritai pirmą kartą su vaizdo žaidimus pabandė nusipirkę VR akinius, tai jiems tos nerašytos taisyklės, tie visi užgauliojimai, kurie yra labai populiarūs visokiuose žaidimuose, kuriuose yra varžomasi, tai yra pakankamai toks kultūrinis šokas. Ne? Labiau patyrusiems tai yra tiesiog, sakykime, numojama ranka, tu užmiutini tą kitą žmogų, padarai, kad jo nematytum ir eini toliau ir darai tai, ką tu nori daryti. Žinoma, kitas dalykas yra vaikai. Ir aš pats to dar bandau suprasti, kaip tai
kaip tai veikia vaikų sąmonę, nes aš matau, kad vystosi naujas bendravimo manieros. Ir tos rizikos yra kalbama, yra bendraujama su nepažįstamais internete, yra privatus chatai, yra susirašinėjimas, kas juose vyksta, vėlgi mes nežinom. Gali būti paskyros pavogiamas, gali būti įrašomi virusai, tarkim vaikui sakoma, paspask ant šito linko. Ar ne? Vaikas paspaudžia ir įmetama į kažkokį puslapį, kuris atrodo gražiai ir kaip nors susijęs su žaidimu, o iš tikrųjų yra parsiunčiamas virusas. Tai yra šitas momentas, tai tas socialinis momentas, kuris tiesiog natūraliai atsiranda, kai tu santykiauji su kitais žmonėmis. Ir yra toks, jau nebėra, sakykime, praeitą savaitę uždarytas 15 metų egzistavęs puslapis Omegle, kur tiesiog atsitiktiniu būdu spaudė mygtuką ir tau sujungia, tu žiūri vaizdo kamerą, tave filmuoja, spaudė mygtuką ir tau atsitiktiniu būdu jungiamas kitas asmuo kažkurioje pasaulio vietoje. Tai tu bendrauji su nepažįstamais žmonėm, atsitiktiniu būdu. Ir jau galite įsivaizduoti, ką tai reiškia. Tai yra, tiesiog pragaras, tiesą sakant, nes ko tu ten pamatysi ir prievartos, ir patyčių, ir seksualinių išnaudojimo ir panašiai. Tai praeitą savaitę jį galiausiai Omegle po daugybės metų uždarė, dėl to, kad neatsilaikė kūrėjai nuo spaudimo ir buvo iškelta ir teismų bylų dėl to, kas toje platformoje atsitiktinio susitikimo nutinka. Kitas dalykas, dėl grėsmių. Tai pirmoji grėsmė yra tam socialiniam lygmenį. Kitas lygmuo yra susijęs su tokiu gan integraliu meta pasauliu momentu, tai vadinama UGC, User Generated Content, arba vartotojų sukurtų turinių. Nes tiek Roblox'e, tiek Minecraft'e, dalinai jau dabar ir Fortnite'e, VRChat'e, Horizon Worlds, jų pagrindinis aspektas yra tas, kad vartotojai kuria turinį. Ne žaidimų, ne platformos kūrėjai. Platformos kūrėjai sukuria kažkokius pagrindinius bazinius dalykus ir suteikia įrankius žaidėjams, naudotojams kurti tos pasaulius patiems. Tai čia yra taip, kad tie sukurti nauji pasauliai nėra proaktyviai reguliuojami platformos kūrėjai. Todėl nežinia, kiek tiksliau žinia, tai yra milijonas sukurtų tų mikropasaulių, kambarių, bet jos nežinia, kas tose kambariuose yra, ar ne? Tai ten gali būti turinys suaugusiam įdėtas. Ten galbūt gali būti vaizduojama kažkokia prievarta. Tai yra integrali tų platformų dalis, jos tokiu būdu ir įtraukia žaidėjus, sukuria galimybę jiems būti kūrybiškiams ir turėti daugiau turinio, bet to pačiu tas turinys proaktyviai nereguliuojamas, ir nebent gali ir kiti žaidėjai raportuoti, kad yra pažeidžiamas kažkokios, tarkim, teisės, arba turinys, kuris pagal viską neturėtų būti rodomas. Tai čia yra grėsmė ir kaip ją suvaldyti, nežinau, yra tiesiog sekti, žiūrėti ir laukti aktyvių žaidėjų veiksmų, kad jie raportuotų ir praneštų apie tokį turinį. Ir yra dar du momentai, kuriuos aš paminėčiau, matau, kad laikas jau bėga. Tai yra tiesiog gal patys žaismo mechanizmai, kurie yra tuose žaidimuose. Didžioji dalis šitų žaidimų, apie kuriuos aš minėjau, yra nemokami. Ir tokiu būdu dėl to ir pasiekia vaikus, nes vaikai tiesiog neturi pinigų nusipirkti žaidimams. Tai jie eina žaisti tų žaidimų, jie yra nemokami, tačiau išlaikyti tą žaidimą, tuos serverius ir sukurti kainuoja didelius pinigus. Dėl to yra reikalinga monetizacija. Ir monetizacija yra dažniausiai per pinigus, per skinus, tos vadinamus, per avatarus, per tam tikrus mechanizmus to žaidimo, kurie labai panašus į azartinių lošimų principus. Ir tai nėra itin gerai reguliuojama ir šitos sužaidybinimo priemonės gali išvystyti priklausomybę nuo žaidimo ir priversti vaikus išleisti pinigus vėliau, ne žaidimą
pradedant žaisti, bet jau įsitraukus į žaidimą, išsivysto priklausomybę arba tas peer vadinamas pressure, turėti tam tikrą skiną, turėti tam tikrą itemą, neatsilikti nuo kitų, FOMO mechanizmai, fear of missing out, ir tokiu būdu vaikai po to perka tuos skinus ir kitus itemus žaidimuose ir daug kartų viršyje įsivaizduojama žaidimo kaina. Ir paskutinis, ketvirtas momentas, tai jau apie ką kalbėjo Ieva, tai yra duomenų rinkimas ir biometrika. Tai čia yra grynai iš žaidimų, iš platformų kūrėjų pusės, tai be abejonės duomenys yra renkami, viskas yra analizuojama, tai yra visiškai normalu, bet kokiai skaitmeniniai produkte duomenys yra metaduomenys, yra visada renkami ir aš skaitau, kad tai nėra savaime blogas dalykas. Klausimas, kur ir kaip tie duomenys po to naudojami. Jeigu tai yra skirta produkto gerinimui ir atsižvelgiant į visus vartotojų poreikius, natūralu, tam ir yra renkami duomenys, kad pakreipti produktą tam tikrą linkme. Ir be abejonės reikia suprasti, kad socialiniai tinklai ar kažkokie žaidimai yra nemokami būtent dėl to, kad bus renkami mūsų duomenys ir po to tikriausiai perduodama reklamos atstovams, kad būtų sukuriama tinkama reklama pasiekinti savo galimą vartotoją. Tai jo, pats duomenų rinkimas, mano supratimu, nėra blogas, klausimas, kas yra su tais duomenim daroma. Ir, nežinau, jeigu dar turiu porą minučių, galėčiau greitai užsiminti, manau, kad čia yra labai aktualu, tai yra priemonės suvaldyti socialinę grėsmę. Būtent kalbant apie tą socialinę grėsmę, tai yra, kai kalbėjom apie tai, kai vaikai ar kiti naudotojai susiduria su kitais žmonėms, kurie galbūt nesielgia etiškai ar teisingai. Tai yra standartinės priemonės visuose žaidimuose, tai yra išjungti kito žaidėjo balsą, padaryti jį nematomu, kad tu jo nematytum. Be abejonės visą laiką galima visuose žaidimuose, tu gali raportuoti ir pranešti apie vartotoją, kuris elgiasi blogai, neteisingai, kuris keikiasi, naudoja rasistinius išsireiškimus ir panašiai. Taip pat tėvai turi begalę priemonių, gerai, ne begalę, bet turi paketą priemonių, tėvų kontrolės priemonių, kurios leidžia valdyti, kaip tas vaikas žaidžia žaidimą. Tai galima išjungti mikrofoną automatiškai, kad vaikas tiesiog negalėtų pats kalbėti, kad negalėtų girdėti kitų niekados. Galima padaryti, kad yra išjungiamas chatas. Taip pat galima padaryti, kad galima sekti laiką, kiek yra žaidžiama, galima užrakinti žaidimą po slaptažodžių, po PIN kodų. Taip pat yra dalis ir tėvų atsakomybės suprasti, ką vaikai žaidžia. Tai tiesiog siūlau kartu su vaikais pažaisti tuos žaidimus ir suprasti, kaip ten viskas vyksta. Jeigu matai, kad vaikai bendrauja su kitais vaikais, tai tiesiog stebėti pokalbius, ar ne? Stebėti, patarti, galbūt nesudalyvauti kažkuriam pokalbyje. Išmokyti vaikus, kaip raportuoti arba kaip atpažinti neteisingą turinį. Ir tiesiog paraginti ir pamokyti, kad vaikai nesidalintų asmeninę informaciją, kad liktų vis dėlto, kad liktų aiški atskirtis tarp skaitmeninio tu ir fizinio tu. Ir manau, kad tėvai turi, žiūrėti vėlgi proaktyviai, priemonės yra tam sudarytos ir tam sudarytos priemonės yra ne veltui, nes visi nori apsaugoti savo vaikus ir tuo pačiu nenori, kad kiltų kažkokių ir teisinių problemų. Tai tiek iš mano pusės. Vaidai, be galo buvo įdomu jūsų klausyti. Aš vėlgi turiu 1000 klausimų, laikas neleidžia jų visų paklausti, bet keletą dalykų aš vis dėlto noriu jūsų nuomonės dar. Bet jūs minėjot, kad yra tam tikra susikūrusi kalbėsena, tam tikras skaitmeninio bendravimo būdas ir jūs pats tame neižvelgėte problemų. Aš vis dėlto norėčiau jums paoponuoti ir išgirsti jūsų nuomonę. Ar jūs nepastebėjot, kad jeigu vaikas arba suaugęs pakankamai daug laiko praleidžia žaidimų erdvėse, tame pačiame Fortnite, kuriame
Bet yra labai gaji ta subkultūra ir keiktis ir nu, kaip sakyt, būkim turtingi, bet teisingi. Ten tikrai vyksta tos ribos, apie kurias aš kalbėjau, mandagumo yra gerokai toliau. Aš pastebėjau, kad tas elgesys persikelia ir į realų gyvenimą. Kaip jums atrodo, kas, nu vis dėlto, ar čia jūs nematote tame problemos ir vaikas praleidęs daug laiko kompiuterinėje erdvėje sugeba, ar iš viso turi tokius gebėjimus persiorientuoti, kas jau ne okei. Ir su tuo pačiu susijęs antras klausimas, bet jūs sakėt, kad galima raportuoti. Aš tikrai paklausiu savo vaiko, kiek kartų jis tą padarė, bet aš taip spėju, kad tai nėra labai, bet toje kultūroje, toje subkultūroje, tai nėra labai sveikintinas variantas, kad tu kitus raportuoji, nes negalimai tu kažkokių sankcijų gali turėti. Kaip iš tikrųjų ten yra? Ačiū, geras klausimas. Aš kaip ir sakiau, manau, kad aš esu tas jau su skūra žaidėjas, tai užaugęs tais laukinių vakarų laikais, kai dar nebuvo iš vis jokios tokios cenzūros, tai man ir sunku pasakyti, iš tiesų aš pats vaikų neturiu ir negaliu matyti tiesiogiai įtakos to bendravimo, kad po to būtų tiesiogiai paveiktų mane. Tai man sunku gal pakomentuoti, be abejonės ta kalba, tarkim, žaidimus, kuriuos aš žaidžiu, ir daugiausiai keiksmų, ir daugiausiai rasistinių visokių remarkų išgirstų tiesiog iš vaikų. Tai, ta prasme, suaugę žmonės yra suaugę žmonės, ar ne? Tai netgi yra juokinga, kai tu matai, atbėga koks nors 12-metis, pradeda cypaut, rėkaut žodžius iš N raidės, ir tada visi suaugę maždaug, žinai, užverčia akis, nu gerai, tipo raportina, žinai. Tai to yra, iš tiesų čia nėra mano stiprioji pusė kalbėti apie etiką ar apie kultūrą, kaip būtų galima edukuoti. Aš manau, kad čia yra, vėlgi, gal žaidimas atsispindi ir šeimos auklėjimo, žinai, kaip šeima auklėja, ar ne? Ar jeigu anksčiau išeisi į kiemą, tai kiemą irgi girdėsi visokių keiksmažodžių. Tai internete irgi to labai daug. Ir primink man antrą savo klausimą. Dėl to reportinimo, pats sakei, kad suaugę užverčia akis ir pareportina, bet ar tai, kad tu pareportini kitą žaidėją, tave kažkaip kiti mato, kad tu pareportini, taip. Ne, nėra tai tokio dalyko. Tai tu gali reportinti ir būti saugus, kitaip tariant, kad niekas tavęs pirštais neužbadys, kad tu saugikas. Ne, nėra tokio dalyko, yra išlaikomas anonimiškumas, nebent kažkas keičiasi, aš to nežinau, bet natūralu, kad anonimiškumas turi būti išlaikytas. Ir tai yra gera priemonė. Sakau, priemonės yra tokios, kad tu užmiutinai kitą žaidėją, tu gali praeiti, kad jo nematytum. Horizon Worlds ir kituose žaidimuose yra sukuriamas tas burbulas, ar ne, kad tu nejausim fiziškumo, tas yra labai svarbu virtualioje realybėje, kur yra tas esaties momentas, kad tu jauti, kad tu esi tas avataras. Ir kai prie tavęs prieina kitas žmogus, tai jautiesi nekomfortabiliai, bent jau iš pradžių. Tai yra tas burbulas, jo raportas gali tiesiog išeiti. Tai jo, grėsmės yra, kaip spręsti, vėlgi, aš neteisininkas, tai atrodo sudėtingi dalykai, man rodos, labai svarbus dalykas yra iš tėvų pusės stebėti, žiūrėti. Ir aš esu susidūręs, kad tiesiog, mes žaidžiam žaidimą, žaidimas yra, komandoje yra 3 žaidėjai, mes žaidžiam su draugu ir prie mūsų prisijungia kažkoks vaikas, nežinau, 8 metų, ne? Ir jisai ten, mano bičiulis ten angliškai nusikeikia, kažkas nepavyksta, žiūrėjau, F-bombą išmeta. Ir tas vaikas sako, my dad won't let me play, man tėtis neleis žaisti, jeigu čia tu keiksi, žinai. Oi, mes iškai atsiprašom, žinai, ir pasirodo tas vaikas. Tėtis yra šalia, žinai, tėtis yra šalia ir stebi, kaip vaikas žaidžia. Ir tada, žinai, mes ten ir su to tėčiu pabendraujam, ten po to ir pasakom, žinai, ir ten viskas supranta, žinau, čia emocijos kažkokios yra. Tai aš manau, kad didžiausia atsakomybė vis dėlto yra tėvų pusėje pradžiai. Suprasti, kas yra tie žaidimai, kokie yra tie žaidimai, pasiskaityti internete, sudalyvauti tokiuose seminaruose ir pasiedukuoti kartu. Kaip ir būna, vaikai išeina į kiemą, tai turi žinoti, kur išeina į kiemą, su ko bendrauja, ar ne? Tai kokie yra ten tavo vaikų draugai. Ir su žaidimais tą reikia. Vaidai, ir dar vienas klausimas, kuris man pačiai labai įdomus, vieną minutėlę dar užtemkime. Pačioj pradžioje minėjai, kad Metaverse Oksfordo žodžio rinkimuose kažkam tai pralaimėjo. Tai koks tas kitas žodis buvo, kuris laimėjo tais metais?
Tai Metaverse buvo antroje vietoje ir jis buvo antiek visiems atsibodęs, kad jau jie grinai matėsi. Tai laimėjo Goblin Mode. Goblin Mode, jo. Aha, reikės pasigūlinti, tiesą sakant, apie šitą irgi nieko nežinau. Kągi, mes jau esame pasiekę savo laiko limitą. Aš be galo jums dėkoju abiems ir Ievai, ir Vaidui. Nu, tikrai labai įdomi jūsų perspektyva ir labai mane praturtino, tikiuosi, kad ir mūsų žiūrovai jaučia tą patį. Taigi linkiu visiems geros likusios darbo dienos ir iki kitų susitikimų. Ačiū visiems. Ačiū. Viso. Ačiū.